Kokie įspūdžiai apie kursą? Sakyčiau, tik tai pozityvus. Manau, kad ir jūs vedėjai visi esate savo srities specialistai. Manau, kad jūs pateikėte tikrai informaciją suprantamai labai. Kaip sakant, nuleidžiate iki tokio lygio, kad paprastas žmogus galėtų suprasti ją, įsisavinti. Jūs padedat, kai reikia, ne ten kažkas kažkur užkliūna, tai tikrai pagalba yra. Manau, kad visi žmonės, kurie domisi ir, kaip sakant, implementuoja tai, ką jūs mokinate, tai yra didžiulė vertė. Tai aš turiu draudimo agentūrą, taip, kas man labai ypatingai patiko, kad aš automatizuoju paštą. Žmogus nuskanuoja paštą ir mes turėdavome fiziškai, kaip sakant, paimti dokumentą, atsidaryti, perskaityti, užvadinti taisyklingai, prisekti, surasti kliento failą CRM, surasti draudimo sutartį, prie kurios prikabinti failą, pasižiūrėti, ar tai yra reikalingas actionas, kažkoks tai veiksmas, ar reikia veiksmo, ar nereikia. Jeigu veiksmas nesukurtas, naują veiksmą sukurti. Tai tiesiog dabar visą tai daro AI. Tai tas AI tą dokumentą atsidaro, nusiskaito, sukabina, suvadina, žodžiu, viską padaro. Tai čia vienas tik tai dalykas, tai čia tik tai vienas. Toliau tęsti. Pavyzdžiui, tarkim, website padariau savo, perdariau naujai. Ir jį ten perdėjau man specialios platformos, reiškia, kurį pas mane yra, kurią aš naudoju, tai jis turėjo išmokti, ir jis jau dabar yra tenai. Ten dar reikia, kaip sakant, padaryti dar truputėlį keletą improvementų, bet yra website'as jau, padariau. Ir plus jisai ten viską padaro taisyklingai, ta prasme, ten meta tagsas jo užvadina, sakai, act by the best marketer, auditor, reiškia, pasakai, kuo jam būti ir jisai pagal tą, žinai, kaip sakant, dirba. Tai aišku, jis tikrai sutaupo laiko. Tai tarkim, gavau reportą vakar, ten mes automatizavome ir taip vadinamus sertifikatus, kad padaryti. Tai mes padarėme 102 į mėnesį buvo, tai tarkim 5 minutės vieną daryti, tai yra 500 minučių. Tai 560, kiek čia gausis. Reiškia, apie pilną darbo dieną. Tai jeigu 500 minučių iš 60 ir 8 valandas. Pilną darbo dieną sutaupė į mėnesį, skaityk darbo. Tai čia tik tai sertifikatus, o plus paštas, o plus pasiūlymus daryti, tuos gyvybės draudimo tiesiog išsiųsti juos. Tai čia eilė ir aš taip jaučiu, kad mes tik pradedam. Suprantate, mes tik tai pradedam. Aš per visą Ameriką turiu 50 plus agentūrų, kurioms aš padedu implementuoti vadinamą gyvybės draudimo vertikalę. Tai 2 dalykus, kuriuos aš padariau, įdomius. Tai vienas, aš automatizavau, reiškia, vadinamas proposalus. Ir sakau, tarkim, surink informaciją jų, nueik į kitos draudimo kompanijos puslapį ir sukurk proposalą. Tai visą šitą reikalą, jisai tiesiog turi aiškiai pasakyti, ką tu nori. Vėlgi, ten time out. Nueik ten, padaryk tą, kaip sakant, ir, žinai, viską jis padaro. Aš vien tik tai, tarkim, viena po 10 padarėm proposalų, tai mano viena kolegė, mes padarėme 10 išsiuntimų, pardavėm 4 draudimų produktus. Tai kur, kaip sakant, yra real deal, kol tu gali tiesiogiai įvertinti pinigais. Kaip sakant, gaila, bet aš jau vieną jau atleidau iš tikrųjų. Sakant, vieną filipinietį jau atleidau, dar turime 2 ir turime Indijoje vieną kompaniją, tai, kaip sakant, pas mane ant to-do listo visi tie procesai, kuriuos reikia automatizuoti ir, kaip sakant, pasilieka žmonės tik tai tie, kur tu negali pakeisti, tai yra būtent ryšys žmogiškas, tu ir mes, kai mes galim akis į akį pasižiūrėti, kaip sakant, build relationship, yra žmogiškas ryšys, kurio tu negali replacinti niekaip, o ne visi kiti darbai, tai, kaip sakant, jie po truputėlį turi automatizuotis. Tai čia toksai dar vienas dalykas, toksai, čia galiu žinok, mes čia visą dieną galim šnekėti, tik nekelkit kainų. Ta prasme, be abejo. Aišku, aš manau, kad šiaip tai internete yra visa informacija, moka, nemokama, ten, viską gali pats išmokti, bet tikrai, tarkim, tai, ką jūs duodate, kaip jūs duodate, kiek jūs padedat, viską, tai net nėra klausimų, kad tai yra tiesiog, yra maža kaina, ypatingai maža kaina, tiesiog, galima sakyti, simbolinė, tai nenoriu labai smarkiai jūsų girti, kad jūs kainą nekeltumėte. Nes tikrai, tikrai labai, ta prasme, tą, ką tu sumoki ir ką tu gauni, tai yra, exponential, tai neįtikėtina vertė, iš tikrųjų. Tai aišku rekomenduočiau. Aš manau, kad bet koksai verslas, ar tu esi solopreneur, kad tu esi vienas savo, kaip sakant, ypač vienas, jeigu esi. Tai čia tau atsiranda iš tikrųjų, tiesiog tavo daug padėjėjų iš karto. Ir jeigu komanda, tai tikrai daro tavo darbą, padarys, more efficient, kaip sakant, labai, labai efektyvesnį padarys. Tai čia no-brainer yra, no-brainer. Tai čia tų techninių žinių svarbiausia, kad ir nedaug kiek reikia. Supranti, tų techninių žinių, kaip sakant, čia
Nereikia būti programuotoju, aš įsivaizduoju, tie programuotojai, kurie supranta kalbas, jie ypatingai dar didesnę vertę gali gauti, sakant, iš šito viso, ne, kai jie supranta kodą. Bet čia nereikia nieko, čia tu tik tai turi tiesiog pasakyti, ko tu nori. Ir viskas, ne? Tik pasakyti, ko tu nori, mokėti, užduoti užduotį. Ir viskas. Tai yra tiesiog. Tai daugiau nieko. Taip, mokėk paprašyti, ko nori. Aiškiai. Ne? Ir viskas.